Labas rytas. Dar vieną eilinį dieną rojui. Taigi pradedam dar vieną nuostabią dieną. Ir šiandien turim dvi opcijas. Arba 25 km, arba 34. Ir vis dar neapsisprendę. Pažiūrėsim. O dabar važiuojam. Oras šiandien fantastiškas. Ačiū Dievui. Jo dabar apie tas dvi opcijas. Dėl kojos. Vakar, kadangi padarėm 38 km, o per dieną mes turim padaryti apie 26, 27, mes jau laimim prieš visą laiką, visą planą. Bet yra ir kita priežastis. Prasidėjo problemos su kojom. Kairės kojos čiurna po nakties pas mane pasidarė kaip kaladė. Ir kiekvieną žingsnį labai jaučiu. Tai gal yra nueiti geriau 25, bet užtikrintai, negu eiti 32 ar 4 ir po savaitės važiuoti namo. Tai aš manau, prioritetas yra užtikrintai pasiekti Santiagą ir geriau lėčiau, bet padaryti tai, negu nepadaryti. Kepurė jau irgi skrido į šoną, kaip ir striukė, šilta, fainas oras, keliaujam, jau yra pirmi 5 km padaryti, šiandien truputį viskas vyksta lėčiau, atsargiau, saugiau, bet mūsų laukia dar 20 km kaip minimum link pirmojo didesnio truputį kaimelio Komijas vadinasi jisai. Tai keliaujam link ten ir kviečiu pasigrožėti vaizdais, kuriuos aš matau savo akimis. Būtent čia. Man atrodo, visada tai būna. Tai pasidžiaug, kad viskas ok, viskas gerai sekasi. Tai šiandien, vakar pasidžiaugęs, ne tai, kad jaučiu, man kiekvienam žingsniui reikia pasiruošti. Greitis krito tragiškai. Šiandien, man atrodo, tai 25 km bus patys ilgiausi, skausmingiausi, ką aš esu ėjęs. Aš tik labai bijau vieną dalyką.
kad mano finišas nebūtų pasiektas anksčiau laiko, nes kojos skausmas tai su kiekvienu žingsniu didėja. Na, čia vakar reikėjo taip skubėti ir lėkti. Taigi lieka kiek daugiau negu 3 kilometrai iki šiandienos tikslo. Jau manau kaip ir aišku, kad ten 30 kelių kilometrų tikrai nebus šiandien. 25 kilometrai šiandien užtruko 8 valandas, net neprieis 25 kilometrų. Kur per 8 valandas vakar nuėjom beveik 40. Tai vat. Nelinksma diena, bet kartais reikia ir tokių. Važiuojam pabaigti. Labas rytas! Šitas kelias manęs neįveiks. Varom toliau! Ačiū Dievui, kojos laiko. Pasileidžiam gerą muziką ir minam 31 kilometrą šiandien. Važiuojam! Šiandien baisiai vėjuota. Visą naktį belenkai plyjo. Ta audra atėjo, kur buvo žadėta, bet turėjau labai gerą poilsį vakar. Ir man siūlė šiandien turėti laisvą dieną, neiti. Ar aš pailsėjau čia atvažiavau? Aš atsikėliau ryte, jaučiuosi gerai, kad geras poilsis man padėjo. Ir aš jaučiu, kad aš galiu šiandien padaryti. 31 kilometrą. Aišku, darau palengvintom sąlygom. O gal ir labiau, galima sakyti, pasunkintom. Batai šiandien kabo ant kuprinės, varau su flip-flopais. Manau, kad kojom reikia duoti biškį pakvepuoti ir duoti laisvės. Tai ką, brangieji? Judam 31 kilometras iki miestelio La Franca. Ten pasiekęs tą tašką, jau tikrai turbūt galėsiu savo sakyti, kad šitą kelią pavyks įveikti. Nes po vakar dienos skausmų, šiandien ryte atsikėlus, nuo mano veido nedingsta šypsena, kad mano kojos sugebėjo susitvarkyti per 9 valandas miego. Tai yra super. Turbūt kažkur būsiu beskubėdamas ją nykstelėjęs. Ir dėl to tas skausmas vakar ir buvo. Šiandien viskas fantastika. Važiuojam, sudaužykim tuos 31 kilometrą šiandien. Yes!
jau yra ne truputį daugiau negu pusė, 16 km su flip-flopais. Kol kas viskas super. Svarbiausia, kad tie flip-flopai mane pritrintų. O šiaip viskas labai fantastika. Oras apsiniaukia, bet labai gerai ėjimai. Nei per karštą, nei per šaltą. Jau peršokau į savo kedus, nes prasidėjo kalnai. Ir prasideda lietus. Bus pirmas turbūt per visas dienas. Gal ir gerai, nes labai dušna. Nuplaus visas dulkės. Iš viso yra 26 kilometrai jau įveikti. Oras toks. Tai lyja, tai nelyja. Bet nieko, viskas okei. Svarbiausia, kojos veikia gerai. Čia yra didžiausias džiaugsmas. O kadangi aš turiu nuostabų draugą čia susiradęs, jisai nusprendė, kad 31 kilometro yra mažai. Darykim dar +5. Tai, nu ką, prailginam šiandieną. Važiuosim toliau, iš viso bus 36 kilometrai. Važiuojam, darom, kol kojas neša. Kol eisim, tol galėsim džiaugtis, kad artėjam link Santiago de Compostela. Bairis bairiui. Pirmą kartą per 13 dienų pasiklydau. Nu, žiūrėsim, kur kelias išves. Kol kas Google Maps'as rodo į tiesiai. Einu visišku mišku. Kažkur būsiu pražiūrėjus rodiklę. Nu, kartais ir to reikia. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and almost. Viskas. Paskutiniai 200 metrų. 40 kilometrų, 41 beveik. Įveikta. Yes. Nu ką? Judam toliau. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?